Sveikinu tave, pirmojo gavėnios sekmadienio proga. Viliuosi, kad gavėnios žodis jau pažįstamas, nes jūs atsivertėt šį puslapį. O šios gavėnios pirmasis sekmadienis labai gražiai vadinamas yra gundymo sekmadieniu arba tokiu priegiesmiu iš Mato Evangelijos. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Taigi istorija prasideda šitaip. Kupinas šventosios dvasios, Jėzus grįžo nuo Jordano ir dvasia jį vedžiojo po dykumą 40 dienų ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo labai alkanas. Tuomet velnias jam tarė: jei tu Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Jėzus jam atsakė: parašyta, žmogus gyvas ne vien duona. Tada velnias pavedėjęs jį aukščiau, vieną akimirką parodė jam viso pasaulio karalystes ir tarė: duosiu tau visą šių karalysčių valdžią ir didingumą. Jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus jam atsakė: parašyta, viešpatis savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatytą ant šventyklos šelmens, ir tarė: jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta, jis palieps savo angelams sergėti tave. Ir dar, jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojų į akmenis. Jėzus jam atkirto: pasakyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Visiems gundymams pasibaigus, velnias atsitraukia nuo jo iki laiko. Taigi šiandien gundymo Evangelijos istorija. Tavo ir mano istorija. Visą gyvenimą, ar jis tęsis 40 metų, ar 40 dienų, ar 4 kartus po 40 kažko, visą laiką tavy ir many virs kova. Kova tarp gėrio ir blogio, tarp galimybių ir pasirinkimo. Ir kiekvieną kartą tau reikės atsakyti, su kuo tu. Ar tu lieki ištikimas vertybėms, amžinosioms vertybėms, žmogaus prigimties vertybėms, ar tu tiesiog eini lengviausiu keliu, kurie šiandien yra minimi. Dykuma. Galbūt gyvenime patirsi ne vieną dykumą. Ir niekas negali pasakyti, kada tu ją susitiksi. Galbūt tai iš tiesų bus tavo dykuma, kai niekas tau nesiseks, kai visiems tu būsi nereikalingas ir nebeįdomus, ir vieną kartą kažkas pasiūlys tau kompromisą su tavo paties sąžine. Sakys: pasijuok iš viešpaties Dievo, jis tavęs negelbi. Ir sakys: paversk šį akmenį duoną. Galbūt tu susigundysi, galbūt tu šito trokši, galbūt tu šito norėsi, bet ar išliksi ištikimas, kad žmogus gyvas ne vien duona. Viešpats nesako, kad žmogui nereikia duonos, bet jis sako, ne vien duona. Todėl šiandien drįstu tave kviesti ir apie tai pagalvoti. Tiesiog kada nors prisiminti, kai būsi sotus ir vis tiek trokši. Kai būsi laimingas, bet tuo pačiu nežinosi, su kuo laimė dalintis. Kai būsi viskuo patenkintas, bet vis tiek jausi troškulį ir alkį. Paklausk savęs, ar tikrai vien ši duona tave gali maitinti. Velnias yra tikintis, nes girdim jis šiandien kalbasi su Jėzumi. Ir galbūt kitą kartą jis tau pasakys dar nuostabiau: imk visas karalystes, imk visą valdžią, imk visas galimybės, bet išduok aną bičiulį.
eik į konfliktą su savo sąžinė ir tu palipsi pačiais aukščiausiais karjeros laiptais. Ir kokia iš tiesų bus tau pagunda. Pagunda, šitas žodis mes vartojam, mes krikščionys, mes šitą žodį vartojam, nes tai yra mums labai aišku šitas žodis. Žodis, kuris suteikia tau galimybę būtis konflikte su sąžinė ir turėti tai, ko niekas neturi. Bet ar tuomet tu galėsi ramiai miegoti, kai tau bus pasakyta, nedaug, pagarbink velnę, pagarbink blogį, nusilenk blogiui ir viskas bus tavo. O tuomet prisimink, kad viešpatį Dievą te garbink ir vienam jam tik būk ištikimas. Tuomet teks tau rinktis ramų vakaro miegą ar sąžinės kompromisą. Ar gyvenimas ne per daug trumpas, kad šitaip eksperimentuoti? Spręst palieku tau.